Labas, esu Gabija, Remapos autocentras serviso viena iš vadovių. Esame turbūt vienas didžiausių servisų Marijampolės mieste. Teikiame remonto paslaugas tiek lengviesiems automobiliams, tiek mikroautobusams. Jokio kokybiško serviso darbas yra neįsivaizduojamas be geros patikimos įrangos ir mes jau nebe pirmus metus kliaujamės Baltic Deg pagalba šioje srityje. Įsigijame įrangą, konsultuojamės ir licenzijas ir visus reikalingus dalykus kiekvienos dienos veikloje tam, kad užtikrintume kiek įmanoma kokybiškiausią paslaugą mūsų klientams. Savo kelią autoserviso srityje mes pradėjome iš tikrųjų nuo labai paprastų ir mažų žingsnelių. Mes buvom tik programuotojai ir specializavomės tik automobilių programų srityje. Čia aišku mums padėjo Baltic Deg, patarė kokią įrangą įsigyti ir visas reikalingas diagnostikos įrangas tam taip pat. Ir turint tvirtą pradžią, tvirtą užnugarį, iš tikrųjų sekėsi gerai, augom greitai, sparčiai ir laikui bėgant jau nebeužteko mums tik programavimo, išplėtėm savo paslaugų sąrašą, išplėtėm patalpas, atsirado daug naujų darbuotojų ir viso to pasekoje reikėjo daugiau įrangos. Kai reikėjo daugiau įrangos, mes kreipėmės į Baltic Deg. Iš tikrųjų, šiai dienai rinka yra tiesiog perpildyta tiek įranga, tiek tiekėjais, tarpininkais, gamintojais ir kokybiškai atsirinkti įrangą, kuri užtikrintų paslaugos kokybę, atsiperkamumą, į kurią apsimokėtų investuoti, nėra taip lengva. Šioje vietoje labai džiaugiamės draugystę su Baltic Deg vadybininku Donatu, kuris mūsų labai geras draugas, visada labai greitai, labai objektyviai, operatyviai padeda išsirinkti, patarė, pakonsultuoja ir greitai suorganizuoja įrangos įsigijimą ir pristatymą pas mus. Tai kaip ir minėjau, laikui bėgant augom, plėtėmės, prireikė daug įvairesnės visokiausios įrangos, tai ir Baltic Deg suteikė mums naujesnės, geresnės, daugiau funkcijų atliekančias diagnostikas. Laikui bėgant prasiplėtėm, įsigijom ir galios matavimo stendus, ne vieną, du. Vienas yra skirtas lengviesiam automobiliam, o kitą įsigijom agrotechnikai skirtą, turbūt vienas naujausių mūsų pirkinių iš Baltic Deg. Vieni pirmųjų Lietuvoje įsigijome ir ADAS kalibravimo stendą. Jau net nekalbu apie važiuoklės tikrinimo įrangą, įvairias licenzijas ir iš tikrųjų kiekvienos dienos einamus įrankius kiekvienam meistrui. Turime filialą šiandien Marijampolėje ir Kaune, dar turime keletą atstovybių užsienyje ir artimiausioje ateityje esame numatę plėstis į kitus Lietuvos miestus ir tikrai žinau, kad kai plėsimės, kreipsimės į Baltic Deg dėl įrangos papildymo ir atnaujinimo.